Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sveiki. Na ką, Lietuvos rinktinė laimėjo prieš švedus, bet turbūt įdomiau buvo ne rezultatas, o tai, kaip rinktinė atrodys be Roko Jokubaičio. Šiame video apie tai ir pakalbėsiu, kokie buvo mano įspūdžiai, kas džiugino, o gal kas ir nelabai, bei ko galima laukti Europos čempionato aštuntfinalyje, kur greičiausiai susitiksime su kaimynais Latviais. Kaip visada, primenu nepamiršti like ant šito video, prenumeruoti kanalą ir įsijunkite notificationus, kadangi taip niekada nepraleisite mano keliamo naujo turinio. Kurtinaitis startavo su Margiriu Normantu žaidėjo pozicijoje, įdomus pasirinkimas ir lyg to dar būtų negana, pirmoje mačo pusėje ir Margiris gauna čiurnos traumą užlipdamas varžovo ant kojos. Žiauri situacija ir žiaurokas vaizdelis tikrai buvo pirmoje mačo pusėje mūsų puolime. Žiauriai trūko organizacijos, nežinojom ką daryti prieš varžovo agresyvę gynybą, labai buvo sunku, net kelios situacijos, kur atbėga penketukas, yra pasakomas kažkoks derinys, bet mes apie 10 sekundžių nesuprantam vienas kito, kur kas stovi blogose pozicijose, bet iš kitos pusės viskas yra ok, aš tą suprantu, prisitaikymo ir laiko tą padaryti, poro kelio traumus tikrai reikia ir čia buvo žmonių ne savo pozicijose, tikrai ne vienas tame penkete, tai kaip ir viską suprantu, bet kas labiau kliuvo į man į akis, tai kad tokio laisvumo, kurį mes matėme su Roku Jokubaičiu, tos tokios ramybėlės tikrai nebuvo. Rokas su savo to pasitikėjimu, aš manau, kad jis perduodavo jį ir kitiems, na, tas laisvumas, tie užtikrinti metimai iš vidutinio nuotolio matėsi tada ir kitose, kai viskas gerai sekdavosi, kai Rokas būdavo ant bangos, kiti laisviau mesdavo iš toli, gavę kamuolį tiek nedvejodavo tikrai. Ir dabar šiandien to nebuvo, vėl grįžome prie to seno, gero lietuviško krepšinio, nežinau kiek jis yra geras, bet statika, visą laiką bandymas ieškoti vidurio puolėjo po krepšiu, nepasitikėjimas gynėjų, matėme, kad tiesiog kai jie varosi kamuolį, netakavimas krepšio pick and rolluose, tai labai palengvina varžovams darbą gynyboje ir padaro mūsų komandą nuspėjamą. Mes padarėme 6 klaidas per pirmasias 7 rungtynių minutės ir didžiulė problema tiesiog buvo, na, visų praktiškai rungtynių metu, kad mūsų gynėjai nebuvo pakankamai agresyvūs 2 prieš 2 situacijose, ypač prieš pasyvę varžovų pick and rollo gynybą. Ir kodėl tai yra problema? Matėme, kad yra atiduodamas flauteris, varžovas traukiasi, neduodamas yra pasas lengvas Valančiūnui, o tiesiog švedai gyveno su mūsų gynėjų metimais, ar iš vidutinio nuotolio, ar iš flauteriais. Mes jų nemetėm, mes bandėm ieškoti JV, bandėm šokti į viršų ir tada ieškoti kam atiduoti kamuolį. Tai kelis kartus tikrai baigėsi klaidomis. Ir žiūrint į ateitį, šitas dalykas gali mums būti problema. Kodėl? Nes Latviai su Kristapsu Porzingiu naudoja identišką gynybą. Jis yra giliai stovi baudos aikštelėje. Mes tą matėme ir draugiškose rungtynėse Rygoje, kuomet Rokas Jokubaitis surinko begalę taškų ir surinko net 13 ar 12 berods taškų vien per pirmąjį kėlinį, tiesiog susimesdamas užtikrintai tuos vidutinius metimus, nes Latvijai juos atidavė, ten buvo daug laisvės. Dabar, kai yra Arnas Velička, kai neaišku, ar galėjo žaisti Margiris Normantas, Ignas Sargiūnas irgi nėra toks žmogus, kuris meta užtikrintai iš vidutinio nuotolio, tai Latvijai tikrai bus daugiau negu laimingi, kaip ir buvo šiandien švedai, tiesiog atiduoti mums šitą metimą vidutinį. Ką reiškia, kad Jonas Valančiūnas bus rečiau surandamas po krepšiu, mes tiesiog gyvensime su tais flauteriais ar su dar kažkuo, bus sunkiau surasti ir kitus laisvus komandos draugus, nes tiesiog bus laisvės būtent čia ir nesusispaus gynyba į baudos aikštelę. Tai be Roko Jokubaičio mes tiesiog nebeturime pagrindinio realiai ginklo atakuoti Kristapsą Porzingį, na, bent jau 2 prieš 2 žaidime. Tiesa, antroje mačo pusėje su švedais buvo ir geresnių epizodų, Arnas Velička ten 2 vos neatakose iš eilės labai gerai šiek tiek agresyviau sužaidė, tada surado Joną Valančiūną, nes automatiškai tai buvo lengviau tą padaryti. Taip pat pats pataikė vieną ir vidutinį metimą ir jeigu mes norime laimėti aštuntfinalį, mums 100% reikės būtent tokių metimų ir drąsesnio Arno Veličkos tiek ir kitų Lietuvos rinktinės gynėjų. Tiesa, iš kitos pusės aš suprantu, kodėl ir Arnui Veličkui ar Davidui Sirvydžiui, kuris šiandien žaidė tikrai labai daug ir dėl ko džiaugiuosi, yra sunkiau. Jie nėra tokie greiti, tokie sprogus galbūt kaip Rokas Jokubaitis. Jų tas pirmas žingsnis ir pick and rollų paruošimas nėra idealus. Tai varžovai gali tiesiog prilipti prie jų arčiau ir prasprūsti palei prie pat statomą užtvarą. Ir taip lietuviai nesusikuria jokio pranašumo, iš to pick and rollo nieko nesigauna ir esame situacijoje, kur reikia kažką galvoti, kai lieka nedaug laiko ir mesti sudėtingus metimus. Žodžiu,
be Roko Jokubaičio bus tikrai sunkiau užatakuoti Kristapsą Porzingį ir eliminuoti jį iš aikštelės. Žvelgiant toliau į būsimą mūsų mačą, tai, kita galbūt tokia smulki detalė, kuri gali nulemti, nežinau, 8, galbūt 10 taškų kitose rungtynėse yra gynyba be kamuolio. Tai tikrai nėra stipriausia šitos rinktinės pusė, kadangi matėme, kaip siautė ir Andy Obstas rungtynėse su vokiečiais. Ir švedai tikrai kelis kartus gerai tą išnaudojo. Vienas epizodas buvo 4-ame kėlinyje, nesusikalbėjo Survydas su Giedraičiu. Ir Latviai tikrai turi nemažai derinių, ypač kuomet kamuolys yra įmetamas Kristapsui Porzingiui. Ten yra daug užtvarų be kamuolio ir būtent ten bandoma ieškoti kažkokių nesusikalbėjimų ir laisvų metimų iš toli. Labai reiks didžiulio fokuso. Pavyzdžiui, rungtynėse su suomiais mes labai gerai gynėmės prieš Laurį Markkaneną. Mes prieš vieną jį tikrai neleidome, su daug energijos jam lengvai priimti kamuolio, spaudėmės, bet į visus kirtimus mes žiauriai prastai reagavom, ypač pirmoje mačo pusėje. Kita Lietuvos rinktinės šita problema ir vėl buvo labai ryški pirmoje mačo pusėje su švedais ir man iš tikrųjų sunku suprasti, vienas prieš vieną gynybą, mes praleidžiame savo žmogų, mes turime vieną komandinę pražangą ir mes nieko nedarome, mes leidžiame jiems mesti iš po krepšio, niekada nebuvo prasižengta iki bonuso, vien per pirmąjį kėlinį, jeigu neklystu, 8 taškus švedai pelnė tiesiog. Vienas prieš vieną situacijose, įveikė lietuvį, jokios pražangos prieš bonusą, 2 lengvi taškai. Kuomet tu netinki savo puolimo lyderio, savo žmogaus, kuris rinko po 16 taškų ir begalę rezultatyvų perdavimų, kiekviena tokia klaida gali tapti aukso vertės. Tad tikiuosi, kad Eurobasketo playoffuose tikrai mes matysime geresnį vaizdą būtent šioje kategorijoje. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Toliau, šiuose rungtynėse matėme tikrai daug eksperimentų. Sirvydis žaidė virš 30 minučių. Visi eksperimentai su žaidėju, žinoma. Gytis Radzevičius 4 pozicijoje, kadangi Tadas Sikerskis nežaidė dėl traumos. Ąžuolas Tubelis 5 pozicijoje visgi rungtynių pabaigoje. Bet nebuvo Mareko Blaževičiaus. Rimas Kurtinaitis sakė, kad jam viskas yra gerai. Ir aš manau, kad čia tiesiog buvo galbūt kažkoks ir žaidimas jau prieš rungtynes su latviais, kadangi, suomiai turėtų pralaimėti Vokietijai. Kaip suprantate, įrašinėjau dar prieš tas rungtynes. Marekas buvo tas žmogus, kuris startavo draugiškose rungtynėse Rygoje, ne Jonas Valančiūnas. Jonas Valančiūnas ten, jeigu prisimenat, prisirinko daug pražangų, žaidė tik 13 minučių, taip surinko 16 taškų, bet Marekas buvo tas žmogus, kuris stovėjo su Kristapsu Porzingiu šalia. Ir dėl ko? Dėl tos pačios priežasties, dėl ko JD nėjo į startą rungtynėse su suomiais, kadangi ten buvo Mika Jantunenas, Latvijoje yra Porzingis ir su Mareku mes galime turėti daugiau greičio, mes galime ir kažkiek pasikeisti. Galbūt su Mareku, ką matėme rungtynėse su suomiais, tai eliminuoti tą pick and popų opciją latviams. Latvijai pick and popus naudoja čempionate daug, yra 3 vietoje būtent pagal pick and popų naudojimą savo puolime ir JV tikrai turėjo nemažai problemų su tuo, ypač kai 2 prieš 2 vyksta laisvame kampe. Tai čia galime tiesiog eliminuoti tai, jeigu pavyzdžiui sugalvosime keistis su Mareku, kuomet jis bus aikštelėje. Bet iš kitos pusės, ar mes turime prabangą žaisti tiek nedaug, kiek žaidėme draugiškose su Jonu Valančiūnu, tai yra apie 13-15 minučių tose draugiškose, kuomet Roko Jokubaičio nebėra. Dabar mes matėme su švedais, kiek stipriai mūsų rinktinės gynėjai žvelgia Joną Valančiūną ir tai yra visiškai normalu. Ir neturėti jo 25 minutės rungtynėse, aš manau, kad mes neturime tokios prabangos. Taip kad reikės sugalvoti gynybą, padėti Jonui Valančiūnui tiesiog sustabdyti Kristapsą Porzingį, tuos visus 2 prieš 2. Turės veikti labai gerai komandinės gynybos, ko tikrai trūksta, ypač kai mes kalbam, pavyzdžiui, apie Jono gynybą kai kuriuose rungtynėse. Prastai dirba tie pagalbiniai žmonės. Galbūt kažkur yra neatmušamas žmogus, galbūt kažkur nėra pagalbos iš silpnosios pusės. Tai prieš latvius tas bus labai svarbu. O iš tikrųjų tai bus tiesiog, man atrodo, rungtynės, kuriuose latviai bandys laimėti jas 3 taškais, mes bandysime jas laimėti 2 taškais. Ir va čia yra ir matematinis klausimas. Jeigu Latvijai pataikys, 8 tritaškiais daugiau negu mes, tai yra vien tiesiog 8 papildomi taškai. Gali būti labai sunku, bet nenori būti labai negatyvus. Labai galvoju, labai nori įsitikėti, kad lietuviai su savo energija, su savo gynyba laimės tas rungtynes. Pamatėme, kad rungtynes su gynyba laimėjo kaip ir Ąžuolas Tubelis prieš švedus. Jis buvo 5 pozicijoje ir net 2 situacijose iš eilės jis tikrai labai gerai atstovėjo switch all situacijose. Iš kitos pusės, žvelgiant į Latvius, Kristaps Porzingis yra vienas iš geriausiai nugarai krepšį žaidžiančių žmonių visoje NBA lygoje. Jis tą dažniausiai daro būtent po switch all situacijų prieš mažesnius žmonės, gauna kamuolį, dažniausiai net nedaro driblingų, tiesiog meta jiems per galvas ir tą daro labai gerai. Switch allas buvo ginklas tose keliose atakose prieš švedus, kiek mes jį galėsime naudoti prieš latvius, čia yra irgi klausimas. Žodžiu, tokie mano pastebėjimai, kaip rinktinė atrodo be Roko Jokubaičio, ko galima tikėtis rungtynėse prieš latvius. Labai noriu
Nors tikėti, kad lietuviai net ir su tokia nukraujavusia sudėtimi duos iššūkį latviams ir galbūt net ir laimės tas rungtynes. Tikėkime geriausio, įdomi jūsų nuomonė apie rungtynes su švedais ir ko jūs tikitės iš šios rinktinės aštuntfinalyje šeštadienį. Susirašom komentaruose. Ačiū, kad žiūrite, nepamirškite paspausti like ir prenumeruoti kanalo, jeigu jums patiko šitas video ir jeigu jūs dar nesate prenumeravę šito kanalo. Ačiū, kad žiūrit. Iki.